Mano seni vaikystės memuarai, piešinys ir istorija apie tai, kaip aš kadaise gavau 1993 m. spalio mėnesio žurnalo Genys numerį. Nors ir labai seniai jau tai buvo, bet vis tiek net ir iki pat dabar dar kažkiek prisimenu, kad tai buvo apsiniaukusi, niūri ir šaltoka rudens vidurio diena. Kuri savaitės diena, niekaip negalėčiau įvardyti. Naujo Genio numerio gavimas ir vėl sutapo būtent su tuo, kad pastarąją dieną ir vėl tiesiai į mūsų namus buvo užsukusi paštininkė, nes mano seneliams atnešė pensijas, tuo pačiu ir spaudą, tarp laikraščių buvo ir naujas mano žurnalas. Įsimintina ta diena yra tuo, kad paskui sėdėdamas savo namų kambaryje, prie lango, varčiau ir skaičiau savo Genį, protarpiais vis užmesdamas akį pro langą, į lauką ir mačiau, kaip niūriai kieme žemėn krinta drebulių ir kitų medžių geltoni lapai, pradėjo su jais tirštai kristi net ir pirmasis sniegas, pasirodžiusi šlapdriba. O aš čia sau, viduje taip šiltai sėdėjau ir mėgavausi Genyje išspausdintais pasakojimais ir apie Žemaitijos regioną, ir apie vorų gyvenimą ir nepaprastą istoriją nutikimas atodūsių liūne. Ir koks maloniai įdomus sutapimas tada buvo, kad skaitant už lango krenta medžių lapai, o žurnalo viršelyje irgi niūriai krenta lapai. Galvos už kelių dienų, paskui mano tuometis niūrokas gyvenimas stipriai ėmė keistis, nes aš tada įsigijau pirmąjį savo gyvenime nuosavą šunį, Kalaitę Musę. 1993 m. spalis.